Labą dieną. Dabar aš parodysiu, kaip atlikti keletą užduočių iš nuotolinės šios dienos pamokos. Tiksliau, įrašymas vyksta pirmadienį, lapkričio 2 dieną, o rytoj numatomas nuotolinės pamokas su jumis, su penktokais. Tai dabar ką reikia padaryti per klasės darbą ir per namų darbą. Aišku, pirmiausia, prisijunkit prie mūsų kurso Ąžuolynas LT Moodle, štai šitas saitas, taip. Ir toliau, kai jau prisijungsit, nueikit maždaug čia į šitą vietą, čia matosi klasės darbo užduotis. Čia ties data 05, kažkodėl parašiau, iš tikrųjų lapkričio 3 turėtų vykti. Aš paspaudžiu šitą nuorodą, čia atsidaro šitam lange užduoties lapas, panašiai kaip mes turėdavom, kai buvo nenuotolinis mokymas. Čia matosi gana daug užduočių, iš viso 8 pratimai. Aš keletą iš jų parodysiu ir rodydamas naudosiu ne tą mūsų įprastinį MS Paint, o nuotolinį MS Paint, tam, kad tie žmonės, kurie neturi namuose Windows arba neturi atitinkamo Paint, tai galėtų irgi atlikti užduotį. Reiškia, dabar mūsų piešimo programytę pasiekime per nuotolinį mokymą. Yra už tai šituo adresu Ąžuolynas LT ir čia /MSP. Kai jūs šitą parašysit, pas jūs atsiras toks senovinės apiforminimas Paint programos. Ir mūsų dabar tikslas atlikti vieną kitą pratimą šitam lange ir paskui išsaugoti atitinkamai. Gerai, tai dar kartą pasižiūrėkim, ką mums reikia atlikti. O štai čia pirmas pratimas, tai keletą tokių skritulių. Taip, čia matosi skrituliai. Vienas į kitą įdėti, taip, tai mes pabandom kaip tik šitą ir atlikti. Taip, šiek tiek sumažinam. Čia tegul būna už tai šitas lapas. Taip, čia šiek tiek irgi galima sumažinti patį langą, taip, kuriame mes piešim. Taip, nelabai pasiduoda, dabar liktai pasidavė. Gerai, tai čia pirmas paveikslėlis, keletą skritulių, įmam štai čia skritulį. Tiesa, prieš tai, jeigu norim padaryti, kad linijos kraštas būtų storesnis, galim pasirinkti šitoje vietoje, čia storis yra, ir dabar skritulys, iš pat pradžių pats mažiausias, kuris čia matosi, tai čia būtų užtai šitas, mes jį galim užspalvinti, paimdami atitinkamą instrumentą šitą kibirėlį. Taip, čia paimam, šitą nuspalvinam. Dabar esame tokie, kad pas mus porą maždaug tokių yra skrituliukų, tai Ctrl+C, Ctrl+V. Nuspalvinam juos abudu, taip, čia jau gavosi pas mus du tokie, taip. Toliau dar vienas skritulys yra šiek tiek didesnis, taip, maždaug tokio dydžio, taip, kad jis galėtų patalpinti šitą skritulį, kurį ką tik tai nupiešėm. Čia ryškiai matosi, kad jis užspalvintas šiek tiek su šviesesnė spalva. Taip. Ir dabar iš esmės, ką mums reikia padaryti, tai paimti šitą skritulį, maždaug čia nunešti. Paskui maždaug čia nunešti šitą skrituliuką, taip padėti. Ir paimti ir nunešti šitą skrituliuką, taip. Ir lyg tai gavosi, taip. Toliau pas mus yra pora išorinių tokių skritulių, tai bandom juos nupiešti kažkokiu būdu, taip. Čia maždaug tokio dydžio jau turėtų užtekti, taip. Tai čia šitą paimam ir nunešam, taip. Jau čia vienas išorinis tarsi kaip ir gavosi. Ir dar vienas išorinis ratas, taip. O čia vėl skritulys.
nu, kažkaip tai nelabai, nu, galim čia mums praplėsti lauką, kad pas mus galėtume didesnį skritulį nupiešti. Taip, nupiešėm. Nu ir dabar apimam, pažymėm šitą skritulį ir čia tokį išorinį padarom. Taip. Nu, o šitas, aišku, skritulys mums nereikalingas, kuris netyčia mums tokio gavosi, mes ir galima apimti ir sudalyti, pratrinti, taip pat čia tokius likučius pašalinti, taip. Taigi, pirmas paveikslėlis gavosi, kaip visą laiką spaudžiam File, Save As, nu, pavyzdžiui, ant darbastalio ir čia vėlgi, jeigu nėra dar sukurta, sukuriam aplanką, tai čia būtų 11.03, taip, šios dienos data. Ir čia pas mus paveiksliukas 1, P1, nu ir įrašom, taip. Gerai, dabar pirmas gavosi, žiūrim, ką mums antram reikia padaryti. Antras lengvesnis paveikslėlis netgi gaunasi, taip, iš esmės pas mus yra skritulys, viduje dar vienas skritulys. Ir lieka tik tai surasti tokį apvalų stačiakampį, kuris čia nesunkiai matomas, taip. Gal mes šito tada nedarysim, nes čia gana lengvas paveikslėlis. Toliau trečias, ketvirtas, nu, galiu parodyti maždaug, kaip galima būtų trečią, ketvirtą daryti. Trečias paveikslėlis, čia iš esmės pas mus sukarpytas tarsi toks apskritimas, taip, elipsė, tai mes failas naujas paimam, taip, čia šitą nuimam, taip, nupiešiam šitie pirmą tokį apskritimą, taip, pasižiūrėkim, kas toliau. Toliau pas mus jis turėtų būti, tarsi ir kaip ir nuspalvintas. Nu, pavyzdžiui, nuspalvinkime jį pilkai. Toliau žiūrim, kas pas mus turėtų būti. Toliau jis turėtų būti sukarpytas. 1, 2, 3, 4. Šitie 3 tokie tarsi gabaliukai gaunasi, taip. Štai čia pas mus, pavyzdžiui, pirmas gabaliukas, o čia nuneštas, taip, nupjautas, taip, paskui čia bus kažkur antras, taip, nupjautas, nuneštas, taip, paskui trečias, taip, nu, šiek tiek galima lygiau, taip, šitą padaryti, taip, nu ir taip toliau sukarpyti, taip, galima šiek tiek kitaip padaryti, tuoj aš dar vieną būdą parodysiu. Darant šitą paveikslėlį, taip, čia nupiešim skritulį, taip, nu, elipsė čia šitą figūrą vadinasi. Nu ir toliau mes galim karpyti, ne tai kaip aš jums rodžiau, aš tai su tokiom plonom iškarpom, ta prasme, va čia paimu ir pravedu tokio pažymėjimą stačiakampį, atsiprašau, ir čia paspaudžiu dalyt. Taip, toliau čia vėl tokį ploną žymėjimą. Šitoj vietoj vėl dalyt. Čia maždaug šitoj vietoj, taip, vėl plonas žymėjimas, dalyt. Dabar šitoj maždaug vietoj, taip, žymėjimas ir dalyt, ir vėl žymėjimas ir dalyt klavišas. Pažiūrėkim, kaip turi būti nuspalvinti, reiškia pirmas, tiksliau antras ir ketvirtas, jie yra šiek tiek pilkesni, nuo juodesni. Tačiau va šitas, taip, ir šitas, pasižiūrėkim dabar, nu jau maždaug gavosi jau toks vaizdas, galim dabar ir saugoti, taip, failas, saugoti ir čia turėtų būti, aišku, pas mus jau mes trečią rodom, tai čia P3, taip, PNG formatu. Gavosi vaizdas. Ką mes dar galim čia padaryti, taip, nu čia per daug langų mes žiūrim, taip, dabar šitas vaizdas ketvirtas mes panašu turėjom prieš atostogas, čia reikia
paimti ir nupiešti skritulį ir porą tokių akyčių, paskui pasinaudoti skritulio karpimo, vadinama tokia technika. Nu, šiek tiek galiu čia primesti, taip, apie ką čia eina kalba, reiškia vėlgi. Čia paspalvinam, taip, ir aš, nu, gal ne su šitą paspalvinam, taip. Ir aš tai čia turiu omeny, kad mes pasinaudotume už šitokią techniką. Taip, nu, dar žymim, taip, šitą nunešam čia, taip, paskui čia ausims padaryti šitaip žymimim ir dar pažymim šitokį gabaliuką, taip, nu, per storas atrodo, taip, op, vėl neišeina, taip, nu, galvoju, nuo šito, taip. Nu, o čia gavosi maždaug, taip, šiek tiek per storai pažymėjau. Nu, ir paskui čia porą akyčių nupiešti. Taip, nesudėtinga šitokio atlikti. Toliau pas mus penktas. Čia iš esmės vieną skritulį nupiešėm. Ir paskui galima paimti storas baltas linijas ir padaryti maždaug tokią perspektyvą. Gerai, galima čia vėlgi ant to paties paveikslėlio šitą ir galiu parodyti jums, kur čia pas mus vėl skritulys, nu čia pilna viduris, tegul būna iš karto, taip. Nu ir dabar paimam tiesią, taip, ir paimam baltą spalvą, taip, ir iš šito taško mums reikia vesti 1, 2, 3, 4, 5 linijos, taip. Tai iš pat pradžių per centrą mes turim pravesti tokią liniją. Pravedėm, nu ir paskui čia kažkur linija, taip, nu ir dar šitoj Ctrl Z, taip, šitoj vietoj maždaug reikia pataikyti, taip, liniją, taip, paskui čia maždaug simetriškai turėtų būti, taip, o čia dar viena linija ir simetriškai irgi pagal šitą, čia maždaug linija. Gavom štai tokias linijas, o toliau pagal spalvinimą turim porą juostų, tai skaičiuojant nuo čia 1, 1, 2, 3, 4, 5, šiek tiek šviesiau nuspalvinti, taip. Paėmėm šviesesnį spalvą ir čia šviesesnį spalvą. Štai čia gavosi iš esmės 9, 5 paveikslėlis. Dabar kaip daryti 6 paveikslėlį. Taip, nu, aš jau Ctrl A dėl pratrinsiu viską, taip, vėl nupieškim ratą, taip. 6 paveikslėlį pas mus yra vėlgi toks pilkas ratas, taip, pilkas skritulys. Įmam tą pilką skritulį, taip, nupiešim. Dabar čia čia gali atrodyti labai sudėtingas vaizdas, iš tikrųjų nelabai. Vėl reikia paimti baltą liniją ir atkreipti dėmesį, kad pas mus čia yra 1, 2 tokios lygiagrečios, taip, matosi linijos ir dar 2 lygiagrečios linijos ir paskui iš esmės jas reikia jungti. Taip, tai bandom šitą, nu, čia kažkaip reikia, kad jis matytųsi. Taip, tai mes dabar bandysim šitą ir šitą, taip, skersai pravesti. Čia reikia baltą spalvą paimti, taip. Ir, nu, vėl reikia sumažinti turbūt vaizdą, nes mums norėtųsi matyti šitą vaizdą, taip. Taip, tai čia šitoj vietoj maždaug taip galim paimti liniją, taip. Ir lygiagrečiai šitoj vietoj paimam liniją. Taip, paimam 2 tokias lygiagrečias linijas. Dabar panašiai reikėtų šitoj vietoj lygiagrečią liniją pravesti, taip. Taip. Ir šitoj vietoj lygiagrečią liniją kažkur tai pravesti. Taip. Nu, jau turim porą tokių linijų, taip. Lygiagrečioji. Nu ir dabar principas toks, kad jeigu mes porą turim, tai iš esmės galim įsižiūrėti, kad vyksta tokie jungimai. Pavyzdžiui, šitą ir su šituo. Taip.
Toliau, pavyzdžiui, jeigu žiūrimo iš šitą, taip, tai mes galim, šitą jeigu žiūrim, taip, tai galim pamatyti, kad iš esmės vyksta jungimas su šitą, tarsi kaip ir priešinga, taip, čia imam šitą liniją, taip, ir paskui, jeigu žiūrėti, su kuo jie jungiama, taip, skersainė pagal liniją, tai čia tarsi kaip ir priešinga gaunasi linija, taip. Paskui štai šitas taškas jungiamas su šituo, taip. Nu ir taip toliau, čia galima pašvedinėti. Dar, bet turbūt jau pajutus, kad gal ir per sudėtingas toks būdas, galim pabandyti šiek tiek kitaip šitą patį nupiešti, taip, kur čia pas mus, čia pilkos spalvos reikia. Pabandom vis dėlto kažkokią kitą metodiką šitos žvaigždės piešimo organizuoti. Taip, pasižiūrim, kiek čia pas mus spindulių. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 spinduliai. Taip, tai mes galim kažkaip paimti ir su balta spalva maždaug pažymėti tas vietas, kur bus pas mus tie spinduliai. Taip. Pavyzdžiui, ryškiai matosi, kad čia ir čia turėtų būti spinduliai, taip. Toliau ryškiai matosi, kad turėtų būti kažkur tai čia, taip, prasidėti spinduliai, taip. Maždaug šitoj vietoj, taip, šitoj vietoj. Ir šitoj vietoj galima padaryti, taip, maždaug šitoj vietoj ir šitoj vietoj spinduliai tokie. Dabar bandom įsižiūrėti, kas su kuo jungiasi. Jeigu aš turiu kažkokią viršūnę, taip, tai praleidžiu dvi ir jungiu. Tai toks principas, taip. Gerai, imamės baltą spalvą, taip, čia praleidžiu dvi ir jungiu. Dabar čia stovėdamas praleidžiu dvi ir jungiu. Čia vėl praleidžiu dvi, jungiu. Taip, praleidžiu dvi ir jungiu. Taip. Toliau vėl 1, 2 praleidžiu. Taip. Dabar vėl praleiskim porą ir sujungskim, taip. Kas dar vėl praleiskim porą, tai 1, 2 ir čia sujungiam. Vėl praleidžiam porą ir sujungiam, taip. Nu, matot, šitas būdas šiek tiek lengvesnis, taip, lyg tai jau maždaug nusipiešė. Čia pilnieji jungimai tarsi kaip ir yra, nu ir lieka tik tai su šiek tiek šviesesnė spalva nuspalvint štai šitą regioną, taip, nes kur čia spinduliai, taip, čia maždaug vietoj, taip, šitoj, taip, 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 taip ir viskas. Viskas, reiškia, su šitą figūrą mes jau lyg tai ir nugalėjom. Aišku, jeigu dar daugiau stengtumės, tai būtų dar gražiau ir simetriškiau, nu, bet bent jau tokio vaizdą galima išgauti. Taip. Leidžiamės į apačią. 7, nu, tarkim, kad jūs čia nesudėtingai organizuosit, nupiešit, reikia paimti porą skritulių. Ir paskui iš esmės reikia dvi tokias tiesės ir kažkur tai pratrinti, taip reikėtų. Parodau paskutinį, čia šiek tiek įdomesnis atvejis, nes čia reikia vėl šiek tiek galvoti, panašiai kaip ir šitos žvaigždės atveju. Taip, pabandom pasižiūrėti, kaip galima būtų pradėti. Reiškia, esame tokie, čia reikia paimti vieną kažkokį tai skritulį, nu, kad ir tegul jis būna pas mus neužspalvintas, taip, patikrinam storį, taip, tegul būna vienas skrituliukas toks, nu,
juodesnė tegul spalva būna, taip, tiesiog juoda, taip. Dabar kaip galima padaryti gražiai va šitos va 6 apskritimus aplink. Esmė tokia, kad tie visi apskritimai lygus, tai su Ctrl+C, Ctrl+V aš galiu pakopijuoti. Iš čia va atsigula iš šitos pusės vienas, taip, o čia maždaug šitaip. Padėjom Ctrl+V, dabar iš šitos pusės turi vienas atsigult. Ctrl+V iš šitos pusės, o čia va jis turi liesti šitą ir šitą. Ctrl+V dar vieną, o taip padedam šitoj vietoj, taip. Jo, taip, Ctrl+V dar vieną, taip. Ir Ctrl+V dar vieną. Nu, matot, čia va susidėjo viskas, taip. Dabar reikalingas aplinkinis toks skritulys, taip. Čia naudojant šitą paintą šiek tiek gali būti kebliau, taip. Pabandom čia va pasižiūrėti, ar mums gavosi maždaug tokį padaryti. Dar ne visai gavosi, bet žiūrėkit, mes galim po truputį šitą daiktą mažinti, taip. Taip, galim mažinti ir tol, kol jis nesumažės iki reikalingo mums dydžio. Taip, Ctrl+Z, Ctrl+Z. Nu, dar kartą čia truputį nusimetė kursoriais, taip, ir jau iš karto pas mus jis tarsi kaip prilypo. Taip, nu, bandoma tokį uždėt, jau beveik, taip. Gal va čia, taip. Jau maždaug, taip. Nu, dar trupučiuką pamažinam. Taip. Nu, iš esmės, jo, dar galima būtų šiek tiek galbūt pamažinti va į šitą pusę, taip. O, viskas gavosi, dabar pasižiūrim, kaip mums reikia apiforminti, reikia, nu, šitos tarpinės vietas šiek tiek paspalvinti, taip. Gal čia mes, kad tvarkingiau mūsų spalvintųsi, taip, tai mes didesnį mastelį paimtim, taip, o čia va šitoj vietoj paimtim kibirą, taip, kibirėlį ir čia va pilkesnė spalva, taip, čia užsispalvino, čia, šitoj vietoj, šitoj ir šitoj ir dar šitoj. Lyg tai viskas, grįžtam prie normalaus dydžio. Nu, vis tiek vieną praleidom, taip, gavosi, taip. Nu, labai panašaus į tą, kaip reikia užduotį padaryti. Taigi, praktiškai apžvelgėm mūsų šitas pratimus, pabandykit šitos juos įveikti ir jeigu ne klasės darbo metu, tai bent jau galit užbaigti namuose, nu ir kaip visą laiką įkelkit į šios dienos klasės darbą, lapkričio 3 dienos, taip. Toliau namų darbams, čia tiesa dar jis neaktyvizuotas, matosi, bet kai ateis rytojas, ta prasme, lapkričio 3, tai čia bus testukas. Jums leidus aš čia datą iš karto pakeisiu, taip, čia būtų 0,3, taip. Tai šitoj vietoje mes tiksliau, jūs galit pabandyti atlikti tokį nesudėtingą testuką, taip, nes gal ir nusibosta kiekvieną kartą kažką tai piešti, tai ir ten nesudėtingi uždaviniai, čia tai vien dėl smalsumo, nors šiaip savo pats testas yra 45 minučių, ir pagal jo rezultatus, jeigu bus norinčių, galbūt galima bus sudalyvauti Bebro konkurse. Gerai, tiek iš mano pusės aiškinimo. Pamokų metu, jeigu kils klausimų, tai galima bus juos atsakyti. Nu, video įrašą aš jau ir sustabdau. Taigi, sėkmės.